Kaip tavo gyvenime viskas prasidėjo, tas kūrybinio kelio pasirinkimas? Kūrybinio kelio pasirinkimas? Jeigu viskas prasidėjo, tai norėjau iš namų išvažiuoti 14. Man labai nepatiko vidurinė aplinka ir aš manau, kiekvienas jaunas žmogus turi labai daug visokių potencijų, galimybių, ten visokių ir muzikalių, ir meninių, ir tai manau, bet toks pagrindinis buvo, tai mano noras buvo išvažiuoti iš namų, iš Vilniaus. Ir aš išvažiavau į Kauną, tą Žuko technikumą ir nuo ten prasidėjo. Aišku, paruošiamieji, bet nuo ten prasidėjo mano kūrybinis kelias. Ar kažkokią tai sritį jautei savo pašaukimą, poreikį, kur save konkrečiai realizuoti, arba į tai, kur esi dabar šiandien, kaip atėjai? Patiko teatras, patiko gražus dalykai, gražios spalvos, patiko procesas, kūrybos procesas. Galbūt jisai ir vedė į tai. Iš esmės nebuvo taip jau svarbu, ką ten daryti. Svarbu kaip, su kokia intencija.